Seimas panaikino teisėjos Neringos Venckienės teisinę neliečiamybę ir leido patraukti ją baudžiamojon atsakomybėn. Ta padaryti parlamentui siūlė laikinoji komisija, dar ryte priėmusi nepalankų verdiktą Venckieniai. Pati teisėjo politikus toliau tikinėjo esanti nekalta. Palaikyti teisėjos Neringos Venckienės atėjo apie 100 žmonių. Jie Seime stebėjo gana karštą diskusiją. Tie Seimo nariai, kurie pasisakė už, tikino, kad teisėja Neringa Venckienė vis dėlto turėtų leisti teismui nuspręsti, ar ji yra kalta. Pasisakantieji už tikino, kad vis dėlto visas procesas, kada teisėja Neringa Venckienė buvo vertinama Seime, ar ji padarė nusikalstamas veikas ar ne, buvo politizuotas ir iš tiesų norima susidoroti su Neringa Venckienė. Pati Venckienė iškalbėjo iš tribūnos apie 15 minučių. Ji visiems Seimo nariams tikino, esą ji esanti nekalta, o su ja bando susidoroti generalinis prokuroras Valys, kuris nepateikė jokių įrodymų. Teisėja prašė, kad Seimo nariai galėtų peržiūrėti filmuotą medžiagą ir esą ją peržiūrėjus, tada bus aišku, kas iš tiesų yra kaltas. Teisėja taip pat bandė įtikinti, kad Stankūnaitė, jos globotinės mama, iš tiesų nesirūpina dukrele. Pasisakantieji už Neringą Venckienę bandė įtikinti Seimo narius, kad vis dėlto teisėja Neringa Venckienė yra nekalta ir su ja nereikėtų susidoroti. Tačiau Seimo nariai didžiulę persvarą iš 103 73 Seimo nariai balsavo už tai, kad būtų panaikinta teisinė neliečiamybė. Pasipriešino turbūt ir balsavo prieš tik tai apie 30 Seimo narių. Dauguma jų buvo iš krikščionių demokratų, tai yra konservatorių ir iš krikščionių frakcijos. Na, o ką pati Venckienė mano apie tai, kad buvo panaikinta jos teisinė neliečiamybė, galite dabar pažiūrėti. Tai iš esmės panašaus sprendimo ir tikėjausi. Kas toliau? Tai nieko, tai teisinė neliečiamybė panaikinta baudžiamosios bylos įrėse į priekį. Bet aš ką norėčiau pasakyti, mane lyginti su teisėjais, kurių kišenėse rasti pinigai kaip kyšis, tai čia iš vis protų nesuvokiama. O tai, ką kalba Šedbaras, Sabatauskas, Kuodytė, tai visiškas neįsigilinimas į situaciją. Tai naikinti teisinę neliečiamybę, nesant absoliučiai pateiktų jokių įrodymų. Tai priešingai pateiktas vaizdo įrašas patvirtintų, kad ne aš padariau nusikaltimus, o kiti asmenys. Bet jūs nemanote, kad teismas galės įvertinti visas tas aplinkybes ir objektyviai? Tai teismas, kuriam vadovauja Kryževičius ir teisėjų tarybos vadovas. Tai aš Kauno apygardos, pavyzdžiui, teismas. Tai Kauno apygardos, kuriame aš dirbu? Nu, tarkim. Tai jokių galimybių nagrinėti nėra. Aš tikrai nenagrinės. Nu ir Kauno apygardos nenagrinės, nei Kauno miestas nenagrinės, nei Kauno rajonas. Teismas negalės objektyviai. Aš manau, vadovaujant Kryževičiui, nėra jokių abejonių. Tai jisai aiškia ir kategorišką išvadą yra pasakęs. Bet iš esmės man jokių skirtumų, nes aš jau buvau apsisprendus, kad aš po dienos ar dviejų pati parašysiu prašymą išeiti iš teisėjų pareigų. Tai aš iš esmės tai tik laukiau pasižiūrėti balsavimą. Ką darys toliau? O koks skirtumas, ką man daryti? Ką planuoja daryti toliau? Nieko, tai bylos įrėsi į priekį. Bet kodėl jūs traukėtės iš teisėjų, nes tai nereiškia automatiškai, kad jūs kalta? Tai aš ir nesu kalta, aš net nebejoju. Tai aš dar kartą sakau, praeis 2, praeis 5 metai ir paaiškės, kas kalti pedofilijos byloje ir kas kalti gegužės 17. Tai aš sakau, čia ne pabaiga. Viskas paaiškės. O iš esmės tai aš per daug į galvą neimu. Čia ne brolį laidoti ir ne mergaitę prievartą ištempti. Aš panašaus sprendimo ir tikėjausi. Ar tikitės atgauti neliečiamybę patekus į Seimą po rinkimų? Tai įstatymas suteikia, man nei atgauti, nei ją gaudyti nereikia, tai jeigu Seimo rinkimai bus, tai suteikia įstatymas, tą neliečiamybę. Bet jūs traukėtės iš teisėjų dėl to, kad norite eiti į politiką ar tiesiog, kad nematot galimybės, esant tokiom aplinkybėm, dirbti teisėją? Aš dirbti jau nebegaliu teisme. Vadovaujant Kryževičiui, tai man tikrai nėra jokių galimybių. Ar tai dėl Kryževičiaus ar dėl kitų priežasčių? Tai Kryževičiui vadovaujant aukščiausiam teismui ir teisėjų tarybai ir reiškiant savo nuomonę, tai viskas aišku, kad niekada jokios tiesos nebus pasiekta. Teisėjai gal jau apsisprendėt, kurioje apygardoje kandidatuosite? Jurkevičius man ne kandidatas. Aš dalyvausiu su kuriuo galiu varžytis. Tai man Jurkevičius tai tikrai ne kandidatas į Seimą. Bet kur aš galiu varžytis, manau. Tai, bet čia tik smulkmenos, čia jokio skirtumo. O su kuriuo sąrašu? Su Drąsos kelio ar su Lietuvos? Tai Drąsos kelias bus pagrindas formuoti Lietuvos sąrašą.
Ar tai gali būti partijų koalicinis sąrašas? Ne, Drąsos kelias bus pagrindas formuoti Lietuvos sąrašą. Ar jūs vadovausite šitai partijai? Tai partijai nežinau, bet formuojant sąrašą, tai aš tikrai vadovausiu. O dabar jūsų dėmesio siužetas apie tai, kaip iš ryto laikinoji Seimo komisija ginčijosi dėl Venckienės teisinės neliečiamybės naikinimo. Nuo ankstaus ryto posėdžiavusi Seimo komisija po 1,5 valandos uždaro posėdžio priėmė rezoliuciją, kad Kauno apygardos teismo teisėjai Neringai Venckienei reikia panaikinti teisinę neliečiamybę. Tiesa, sprendimas priimtas vieno balso persvara. Komisija konstatavo, kad Venckienė nebuvo persekiojama dėl savo priimtų sprendimų, tad jos kaltinimus turėtų vertinti teismas. Neradome jokių požymių, kad prokuratūra prašo panaikinti teisinę neliečiamybę ir tai kaip nors būtų susijęs su ponios Venckienės kaip teisėjos darbu. Venckienė palaikė Seimo nariai piktinasi, esą sprendimas priimtas pažeidžiant statutą su vieninteliu tikslu pasodinti teisėją į kalėjimą, nes rezoliucija skelbia, kad Venckienę bus galima tardyti, suimti ar teisti. Mes apstulbinti dėl to, kad nedavė balsuoti alternatyvos be žodžio suimti. Pavyzdžiui, kai mane traukė baudžiamojon atsakomybėn ir Seimas sutiko, tai be teisės suimti. O šiuo atveju pirmininkas padarė viską, kad tokio balsavimo net nebūtų. Pati teisėja sako tikėjusi, jog Seimo komisija atiduos ją į prokurorų rankas. Nenustebėjau tikėtis tokio sprendimo jo tikėjausi. Apskritai nepateikta jokių įrodymų, vaizdo įrašo nėra, klausimų žurnalistui, kurį aš daviau atsakymą, nevaižeisdama Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjus nėra, semiotinės išvados nėra, tai nieko nėra duomenų apie to sambo čempiono sužalojimus. Absoliučiai nepateikta jokių įrodymų. Tai vienintelis kelias Seimo laikinai komisijai buvo nesiūlyti naikinti neliečiamybę, o tada, kai valys turės galimybės pateikti įrodymus, tada spręsti. Tai aš tai manau, kad paprasčiausiai susidorojimas. Tai akivaizdu, kad tas palaikymas yra baisus ir tiek valys, tiek dauguma jį mato. Venckienė tvirtina, kad patys Seimo nariai turėtų būti patraukti atsakomybėn, mat negavę įrodymų naikina neliečiamybę. Teisėją palaikantis parlamentarai skundžiasi, kad priimant sprendimą jiems trūko informacijos. Mes tikrai negavom visos reikiamos medžiagos, nebuvo galimybės atsakyti ir paklausti ir kitus pareigūnus. Visų pirma, kalba eina apie ikiteisminio tyrimo prokurorą. Komisijos pirmininkas po posėdžio tvirtino, kad sprendimas priimtas geras, niekas jam įtakos nedarė, o visi balsavo pagal savo įsitikinimus. O nuolat per komisijos darbą kilusius ginčius ir žiūrovų kišimąsi į komisijos darbą, pirmininkas palygino su pasaka apie džiunglių žvėris. Komisijos darbas man kaip pirmininkui buvo panašus į tokią kaip pasaka. Gal matėte Kiplingo apie Mauglį. Visokių ten buvo atstovų, visokių personažų. O tiem, kurie ieško tiesos, noriu pasakyti apie tiesą. Tiesos ieškojimas ir kai kada netgi pastatymas prezidentė Lietuvos Respublikos į nepatogią padėtį, tai tikrai nebus ta tiesa, kurios nori Lietuva. Be to, komisijos pirmininkas Venckienę iškvietė į politinę dvikovą. Taigi, jeigu gerbiama teisėja Neringa Venckienė neatsidurs, kur atsiduria kai kurie žmonės, tai yra Panevėžyje, atitinkamuose namuose. Jeigu nesulauks bausmės, o tiesiog garbiai iškėlus galvą, duos atsakymus teisėsaugai, įrodys savo nekaltumą, aš kviečiu ją kandidatuoti Klaipėdoje, Baltijos vienmandatėje apygardoje. Jurkevičius man ne konkurentas. Nei jo veidas, nei jo veiksmai nesudaro pagrindo abejoti, ar jis ar aš būsiu išrinktas. Tai pasiruošęs žurnalistams kalbą, tai dar kartą, jis man tikrai ne konkurentas. Komisijos priimta rezoliucija Seimas įtraukė į darbotvarkę ir jos ėmėsi popietinėme posėdyje.